Aš noriu klubo vardu padėkoti Pauliui Jankūnui tikrai už tą nuostabų žaidimą. Ir mes gal kai tik gailimės, kodėl Paulius ne kapitonas. Gal per jaunas ar kažkaip? Jis tarsi nebuvo tas žaidėjas, kuris yra kaip Michaelas Jordanas, ne? Kaip Michaelas Jamesas. Tai nėra toks lyderis, ne? Bet iš tikrųjų Paulius buvo tas žaidėjas, kurį kiekvienas treneris norėtų turėti rūbinėje. Patys gražiausi pavyzdžiai sporte yra tie, kai žaidėjai su savo klubu prisiriša ilgam ir jam atsiduoda ir jį pamilsta patys ir susitapatina su sirgaliais, su miestu. 19 seasons. I don't know if I know anybody who played 19 seasons in EuroLeague. Tokių Europoje, Eurolygos žaidėjų yra vienetai. Vienam klube tiek metų aukščiausių lygių. Tai rodo ištikimybę ir rodo atsidavimą, kad ir kiek Žalgiris būtų praėjęs duobių, Paulius visą laiką ten buvo. Bet kur Europoje pasakysi Kaunas, tai yra Žalgiris. Tai tas žmogus, kuris simbolizuoja Žalgirį, yra ir Kauno simbolis. Kaip atėjo, tai jisai su Saboniu dar žaidės. Sabonis tuo momentu jau legenda buvo, jisai dar tik ėjo į tą legendą, kurią dabar jisai tapo. Every time he put on the uniform, he had so much pride in representing the city. Tu nebūsi kapitonas tiek metų komandoje, jei tu neturėsi to charakterio, ką į tave kiti žiūrėtų ir norėtų eiti paskui tave. We must show them immediately. They don't have chance tonight. Okay? Let's go back! Ar galima kokiam dar žmogui savo klubą taip mylėti? Žalesnio žmogus daugiau neįsivaizduoja. Davai, karolė. Sveiki gyvi susirinkę į Kauno Žalgirio areną! Mieli sirgaliai, šiandien šventė vienas iš mūsų komandos žaidėjų. Šiandien žais eilinį kartą rekordinės 392-asias Eurolygos rungtynės. Ir tai yra mūsų kapitonas Paulius Jankūnas. Na, o dabar, mielieji, visi kartu Kauno! Žalgiris žaidžia beviltiško savo sezono pabaigą. Rungtynės, kurios nieko nereiškia. Rungtynės, nežinau, ten dėl paskutinės vietos. Publika susirenka vis tiek. Bent trečdalis, o gal net ir pusė atėjo būtent dėl to, kad negalima praleisti paskutinių kapitonų sveikinimo rungtynių su Eurolyga. Ir 13. Paulius Jankūnas! Akivaizdu, kad faktas apie Pauliaus Jankūno paskutinės Eurolygos karjeros rungtynės tikrai sutraukė papildomas žiūrovų minias. Štai čia ir plakatas Pauliui Jankūnui. Kas Bachūras, Paulius Jankūnas. Paulius Jankūnas savo atsisveikinimo rungtynės pradeda ten, kur įprastai pradeda rungtynės Eurolygoje šį sezoną, ant atsarginio žaidėjo suolo.
ant kamuolio, antrajame aukšte neturi jokių šansų prieš Džošą Nybau likę Crvenas Zvezda žaidėjai, o čia ir trečioji komandinė svečių iš Serbijos pražanga. O ant parketo pirmą kartą šiandien pasirodo Paulius Jankūnas, jau dabar oficialiai galime kalbėti, kad tai yra 392 jo karjeros rungtynės ir stovėdami Paulių Jankūną pasitinka čia sirgaliai. Jisai yra lojalumo pavyzdys laikais, kai lojalumas nebėra vertybė. Todėl šią prasme Paulių reikėtų vadinti tokiu vienu iš paskutiniųjų mohikanų. Prisimenu, kai jau žmona išrašė iš ligoninės, mes parsivežim Paulių, pirmas tas, tai sako, tu jį paimk, neškis. Kojus ilgus, rankus ilgus, tokius, ne, mama, sakau, nešk tu. Mano draugės brolis buvo Paulius, man labai buvo gražus vardas. Ir galvoju, jeigu kada turėsiu sūnų, būtinai bus Paulius. Buvom eiliniai darbininkai, bet tu dirbi. Tu nežiūri į stikliuką, nežiūri, kiek tu valandų tu dirbi. Tu lygiai taip pat žmona varo, lygiai taip pat švarau. Tie vaikai matė, iš kur tie ateina pinigai, kiek reikia įdėti vargų, kad juos uždirbti, jeigu tu nori kažką turėti. Na, aš gal buvau ten griežčiausia tuose namuose. Alminas vyras, jisai nuolankesnis, bet vis tiek tvarka turėdavo būti. Nereikdavo kartoti daug kartų, pasakė ir visi žino. Jeigu reikia, reiškia reikia. Nesvarbu kiek, 10, 12, 14 valandų, bet tas darbas turi būti padarytas. Nesvarbu kokį darbą. Gatvę šluot, valyt, dar kažką tai daryti. Bet jeigu jau tu tą darbą pasimei, tu jį padaryk taip, kad galėtum pasakyti, aš jį padariau. Labai tradicinė tų laikų šeima. Mama buvo vaikų darželio auklėtoja, o tėtis buvo statybininkas. Visą savaitę tėvai dirbdavo, savaitgalį važiuodami į kaimą pas dėdukus. Kaimas, vaikystė kaime jam buvo turbūt ta vienintelė vieta, kur jisai galėjo atsipalaiduoti, kur jisai galėjo būti tuo tikrų vaiku. Be abejo, būdavo tie visi darbai, ten šienai, bulviakasiai, ravėjimai, daržų, bet niekada neskaičiau tokio čia kaip darbas ar kažkas. Čia tiesiog buvo malonumas, nes tu vaikas būdamas gamtoje esi, darai kažką, tai po to bendra vakarienė. Dedukai, tėvai, aš tenais, visi tokia didelė šeima. Dabar kažkada ir mama prasitarė, kad pastebėjo, kad man tas būdavo svarbu. Tenais praleista savaitgalį, sekmadienį vėl grįžti. Nusiprausė visi vieną kartą. Atsikraustėm į Kalniečių rajoną. Tenais buvo ir futbolai, ir dviračiai, ir kas keisčiausia, krepšinio nebuvo. Išleisdavo tėvai ryte, tai vakare vos prisikviesdavo visi sušalę, šlapi, kelnės jau net sušalę į ledą. Aš labai norėjau, kad vaikai būtų užimti, kad kuo mažiau kieme būtų. Kaimynės mergaitė lankė šokius, ir mes prisijungėm. Lankiau tautinius šokius mamos paliepimu ir noru. Pradėjau lankyti pirmo klasiko, tai tada dar gal nieko, bet jau trečioji ir prieš ketvirtą, tai toks psichologinis, aš šokėjas kažkaip man nesiklijavo. Vaikas prakentė ten tuos metus, o paskui jau jisai nuo vidurvasarių vis nuvažiuodavom į kaimą pas tėvų, tai jisai jau man į ranką įsikabinės, jau šliurpsė, kad aš jau neįsiu daugiau šokti. Surėsgim planai, šiaip taip mums pavyko atkalbėti mamą nušokį. Mūsų mamos yra iki šiol geros draugės, bet atsimenu, kad irgi vieno kažkokio tais pasisėdėjimo ar kažkokio buvimo pasisvečiuose metu tiesiog pasiūliau nueiti, nes jisai buvo jau aukštas, bet krepšinio nežaidė, sakau, gal tau nieko pabandyk su manim nueiti į krepšinio treniruotės. Kažkaip atėjo treneris, sako, pabandyk, čia persirink, pažiūrėsim, ką tu čia mokai, kaip tu čia, aš nieko nemoku, aš pirmą kartą gyvenime treniruotę atėjęs. Paulius visai buvo toks, kai sakau, jisai labai jau kūdas, ūgių vienodas su visais, fiziškai lėtesnis, silpnesnis ir jisai taip pat likdavo tą šešėlį. Mokėjau gintis ir kamuolius kovot, daugiau nieko nemokėjau, nei mes, nei ką, nei drąsos trūko toks. Pradžia jam netaip lengvai sekėsi ir išugdė kaip tik tai kovotoją.
tokia ta mano pradžia, bet po to kažkaip prasilaužė. Pirmus kedus jisai rimtus kedus gavo iš Arvydo Sabonio, padovanojo jam. Aš atsimenu, va dabar tą Pauliaus veido išraišką, tą kaip parėjo, akių spindėsi. Sakau, Pauliau, kas yra, tik duris atidarė. Tėti, man Sabonis kedus padovanojo. Visas kambarys nuklijuotas Sabonio plakatais. Jis mums neišduodavo savo svajonių, nes jis buvo uždaras labai. Ir jisai sesiai Laurai sako, aš kai užaugsiu, būsiu kaip Sabonis. Atsimenu, rūbiniai prieš treniruotę ten visi šnekas ir vienas sako, nu tikrai čia iš mūsų ne vienas krepšininkas nebus, sako, tu pažiūrėk į jo, sako, nu kuris čia tau atrodo, kad krepšininkas, aš galvoju, nu aš nieko nesakiau, nes ten nelysiu su savo mintim, bet aš galvoju, nu aš tai tikrai būsiu krepšininkas. Jo nepamatysi laukia su Radučiais, jo nepamatysi laukia ten kažką veikiant, jisai bus prie kamulio, ten kur kamuolys, ten bus ir jisai. Jeigu nėra lanko, tai žiūrėk, jisai jau ten varinėjęs. Jeigu yra lanka, žiūrėk, jisai mėto, jisai bando įdėti, tas kai iš pradžių dar nebuvo, tai paprasta ūgis neleido, ar ne? Jis visada buvo tenai. Fiziškumo nei kažkokių ten įgūdžių per daug nebuvo, nes pradėjo vėliau sportuoti, tai viską darė sunkių darbų. Užsispyręs buvo labai, niekada nedėjavo, kad jis jau pavargo, kad jau jam sunku, bet jis tiesiog siekė. Televizorius būdavo vienas namie, tai pas mane kambarį kažkaip visi rinkdavome žiūrėti televizorių, bet salionas kaip ir laisvesnis. Tai aš naidau ten tamsoj, atsispaudimo, atsilenkimų, ko aš ten tik neprisigalvodavau. Atsėdu ant krašto lovos, ant taburetės pasidedu koją. Hantelį su šaliku prisirišu tą hantelį prie kojos, tada tuos pratimus va tokius darau, kad treniruoju savo raumenis prieš miegą. Yra kategorija žmonių, kur treneris nusisuka, sustoja bėgti, kol ten nemato. Yra kategorija žmonių, kur dar 5 metrus nubėgs, dar vieną atsispaudimą papildomą padarys. Ne 20, o 21 ar 22. Tai jisai ta buvo antra kategorija. Kiekvienas turim strategiją, kiekvienas turim būdus savo tikslam pasiekti. Tai čia mano toks buvo toks kelias, kurį aš įsivaizdavau, kaip galima tapti krepšininku. Jis nėra ten super šoklus vaikas ir taip toliau. Sakau, Pauliau, tau vienintelis šansas lipti ant lentos. Bet kokią kainą, iš bet kur, tu turi lipti ir pasimti kamuolį. Jeigu, sakau, tu to nepadarysi, tu būsi eilinis. Atrodo net keista, jisai lošia ten visas varžybas, o ten įmetęs 8 taškus ar kažkiek. Taip atrodo net pikta, bet protokolė tu matai tik taškus. O bet treneriai tai mato, kad jis dar ten nusiėmė kamuolių 20, kas yra čia kertinis dalykas. Kad nueiti į aukštesnį lygį, turi turėti kažkokią labai stiprią savybę vėl. Jeigu jos bus visos vienodai vidutinės, tai tu ir liksi vidutinis krepšininkas. Paulius turėjo labai didelę gerą nuojautą kamuolę. Treneris Grigas dažnai pas mūsų treniruotės užsukdavo, nes vis tiek jau 17-mečiai ir jam reikėdavo atsirinkti žaidėjus į dublerius, nes, tokia būdavo sistema. Kažkaip vieną dieną Pauliau ateik, pasišnekėt truputėlį ir toks, žinai, šokas buvo ir sako, tai ar nori ateiti pas mus pasportuoti? Tai buvo tas toks kažkokios tai svajonės išsipildymas, nes dubleriai buvo kaip ir svajonė. Kadangi dubleriai jau vis tiek būdavo toks profesionalesnis klubas, jau ne krepšinio mokykla, jau jie mokėdavo algas, šiokius tokius pinigus. 700-800 litų dabar neatsimenu, gal 800. Sakau, o čia kažkaip už 2 mėnesius jūs man duodat tos pinigus? Nesako, čia tavo mėnesio toks atlyginimas bus. Tai tirpo rankos kojas, nes tada tie pinigai turėjo kitokią vertę ir tą pasirašiau, greit namo grįžau. Parsinešė apšalės ir žiūrėk, tėti, kiek turiu pinigų. Sakau, gerai, vaikeli, taupyk. Mama sako, tu žinai, kad už mane daugiau gauni pinigų 17 metų būdamas, o jinai jau ten 30 metų dirba darželio auklėtoja. Tai tada ir taip toks atsirado supratimas, kad, krepšinis gali pakeisti gyvenimą. Aš negaliu pasakyti, kad Pauliaus kelias krepšininkų buvo lengvas. Tikrai ne. Jisai atėjo į dublerius, tas pats Klimavičius buvo. Tadas yra su tokiais bicepsais, aš ateinu tenais 92 kg
perkarės visas, toksai, žinai, liaunas bahuriukas. Mes ten visi nebuvom tokie stambuoliai, bet Paulius buvo išskirtiniau, gal toks kudesnis, kairė rankis vaikis. Ir tai bandžiau ir nugarą, ir šoną, nieko negaliu padaryti. Tai va, čia buvo didžiausia motyvacija, kad per treniruotės kažkaip tada pristabdyti, nes, tai buvo žvėris. Už maikės ranką paėmė, mane pristabdė ir mane aplenkė, žinai, ir paskui dar man tas toks keistas jausmas buvo, galvo, ką tu čia darai, žinai, jaunas, kabinėjasi, neleidžia man. Dubleriuose buvo toks treneris Petkevičius, jisai parodė Pauliui tuos visus, kaip čia pasakyti, bajeriukus gal taip švelniai. Patempimas su šortu, užlipimas ant kėdukų, kamuolį kovojant. Tai maikė kažkokia, tai kažkur šortus palaikai jam, tai kažkur iš balanso išmuši. Tokių turėjau ras, nes aš fiziškumo jam negalėjau jokio pasiūlyti, kokiam lygiai jisai buvo. Ir manau, kad čia tas mano tobulėjimas ir prisitaikymas prie vyro krepšinio ir prasidėjo daugiau. Mūsų treniruotėse konkurencija buvo nežmoniška. Ir patys norėdavom tapti geresni, niekada nenorėdavom pralošti, niekada nenorėdavom nusileisti vienas kitam. Ir tas privedė prie to tokio, kad mes išmokom konkuruoti, mes išmokom nepasiduoti. Tyliai ramiai dirba savo darbą. Jam ką pasakėjai, tą padarė. Kartais, kai reikia, dar daugiau. Žino, kad jam tai reikia, kad tuo būdu jis gali patekti į didįjį krepšinį ir ta jo darbo kultūra buvo aukšta. Nebuvo taip, kad Paulius išsiskirtų kažkuom labai, bet paskutiniai metai buvo lūžio metai tokie, kur jau tikrai visi pamatė, kad Paulius išaugo. Ir tada ateina finalų serija, jo vidurkis berods taškų buvo 28, ten buvo rungtynių, kai jis įmetė 40 taškų, atkovojo ten virš 20 kamuolių. Tokių nebūna dalykų, net ten keliai. Atsimenu, jau turėjau mobilų telefoną ir per pamoką kažkoks nežinomas numeris skambina. Tai buvo toksai gal vienintelis rimčiausias pasiūlymas į NCAA važiuoti. Aš net nepagalvojęs, ta prasme, sakau, nenoriu, nes norėjau žaisti Žalgirį. Kauno Žalgiris prieš šį sezoną žaliai baltą aprangą įteikė 3 jauniems krepšininkams. 20-metis Paulius Jankūnas vasarą tapo pasaulio jaunių vicečempionu. Ir aš atsimenu, kažkaip tėčiui pasisakiau, sakau, tėti, žinok, turiu draugą, sakau, jisai žais Žalgirį nuo kito sezono. Tėtis sako, baik tu, sako, eik tu, nejuokauk. Sakau, tikrai. Tai sako, tai kas jis toks? Tai sakau, Paulius Jankūnas, tėtis sako, nežinau tokio. Kiekvieno svajonė yra Žalgiris. Ir Pauliui gal kažkiek biškiai dar ir trūko. Ir į Žalgirį ateiti, suprantat, kaip būna, ateina, nepavyko, sudegė ir nurašė. Tai va šito bijojau, nes talentingas žaidėjas. Atėjau į dublerius, radau Tadą Monstrą. Čia atėjau, radau Jevtoką, Tanoką, Sabonis vėliau pasijungė. Kur tu ten to krepšio nesimato per tokius vyrus, bet pirmi keli mėnesiai tai per treniruotės būdavo labai sunku, nes, prieš traukinį, kiekvieną taką šokį prieš traukinį. Kauno Žalgirio komandos startas Eurolygos varžybose. Pilnutėlė Kauno sporto halė, laukianti be abejo taiklių metimų ir pergalės. 2003 tai yra svajonių sezonas ir galim dėl to, kad tokio dar nebuvo. Tu turi Sabonį ir tu supranti, kad tai bus istorinis sezonas. Supranti, kad tai bus sezonas, kokio galbūt daugiau niekada nebus. Eurolyga buvo toksai naujas dalykas, nežinomas, kas ten kaip ir tik tai girdėjęs, kad jau ten žaidžia topiniai žaidėjai. Darelas Middletonas pakabina kamuolį virš krepšio ir Maikas Batistas demonstruoja. Tribūnos pilnos, halės atmosfera ir niekada prie tiek nebuvau žaidęs. Tai aš tokia turėjau viduj, kad tikriausiai nežaidžiu. Leisti, kada aiškus rezultatas jaunas žmogus, aš nematau jam jokio šanso progresuoti. Reikia leisti rungtynių pradžioje ar ten bent pirmam kėlinukė, kada yra rezultatas nei šioks, nei toks, tau tiko ir tu turi žaidėjai iki rungtynių pabaigos. Atsimenu, treneris ateina iki gal, eik Paulių žinai, Paulių, davai. Dabar nejaugi čia aš, mane, žinai, toksai 1 sekundės šokas. Dabar aikštelėje pasirodo Paulius Jankūnas.
rimtas išbandymas Pauliui Jankūnui, tai jo debiutas Eurolygos varžybose, tačiau... Leidi visą laiką su baime. Kaip išleidi jauną, tai tu nežinai, ką jisai iškrės. Kota. Jankūnas. Yra šansas. Nepataiko Jankūnas ir... Kartais būna, kad jaunas žaidėjas įmestas į Eurolygą, didžiulis dėmesys, pilna halė dar tais laikais, tiesiog psichologiškai sudega. Antanas Sireika, matydamas blogėjančią situaciją, prašo pirmos... Vis tiek tu pats savo susikeli tikslus, kad aš negaliu dabar pirmos rungtynės išeiti ir pasirodyti čia kažkoks nevykėlis, ar kad nepasiruošęs, ar kažkaip kitaip. Turiu tiek klubo pasitikėjimą, tiek trenerių pasitikėjimą pateisinti ir turiu duoti naudą. Sudėtingas Nugatinsko metimas, Dainius Sąlygas su Pauliumi Jankūnu dabar nepasidalino, kuriam pataisyti metimą. Mest pavyko, tai žinai, tada jau iš viso. Arvydas Sabonis vėl Mindaugas Siminskas ir visų antra iš 20 taškų Atėnų klube 19 sumetė 2 krepšininkai. Paulius Jankūnas mažina skirtumą iki minimumui. Edas Kota ir tiek daug laisvų krepšininkų po krepšiu. I remember that we were all standing there like, wait a minute, he's good. Like, he's better than we thought, you know. Ieškos Arsarį ir Paulius Jankūnas. Lieknas aukštas vaikinas, mažai plaukų, truputį toks liktai plunksnuotas toks. Bet tai ką jisai išdarinėjo tarp tų vyrų, tai iš karto leido suprasti, kad čia yra kažkoks ypatingas žaidėjas. Ir Jankūnas išeina pirmose rungtynėse ir surinka tiek pat naudingumo balų, kiek Arvydas Sabonis. Atkovoja ten kamuolių daugiau už bet kurį kitą žaidėją. Arvydas Sabonį, Edas Kota nepataiko iš toli. Paulius Jankūnas atkovoja kamuolį. Koks įspūdingas Pauliaus Jankūno debiutas Eurolygoje. Bet žus perdavant Pauliui Jankūnui ir šio metimas. Taip žvelgiant iš šalies, Paulius Jankūnas šiandien visus taškus pelno pakankamai paprastai ir atrodo. Ūgteli žmogus, kaip aš sakau, va paaugai centimetrų, va paaugai po gerai sužaistų rungtynių. Taip Paulius paaugo iškart po pirmų rungtynių. Svarbiausia yra tai, kad šitas jaunas krepšininkas šiandien rungtyniauja ypatingai galingai. Ir Jankūnas tampa pastebimiausiu ir labiausiai apkalbamų krepšininkų po rungtynių. Paulius Jankūnas palieka aikštelę, plojant visai Kauno sporto haliai, kurie... Nes visi žino, kad šalininkai gali pataikyti. Visi žino, kad Sabonis sužais dar žymiai geresnių rungtynių. Bet kas tas Jankūnas? Manau, kaip po rungtynių Željko Obradovičius klausė, kas tas šitas numeris ten, kas toksai? Pasukau galvą ten. Čia Paulius. Labiausiai norėtųsi pakalbėti šios dienos rungtynių didvyrį. Pauliau, sveikas, pasakyk nors 3 žodžius apie savo debiutą šios dienos rungtynėse. Sužaidžiau pakankamai gerai. Tie žaidėjai, kurie buvo tuo metu Žalgiryje, tai geriausia, kas man galėjo atsitikti pirmą sezoną vyrų komandai. Pradedant nuo kapitono Mindaugo Siminsko, Sabonis, Birdas, Kota. Tai buvo nuostabus kolektyvas, žmonės su didelėm vertybėm. Tai buvo pamatai visai karjerai ir mano žaidimų stiliui, charakteriui, viskam. Tu ateini treniruoti ir randi Arvydą Sabonį ir reikia prieš jį žaisti. Ir čia yra, žmogus mitas. Mama sako, ką man dabar daryti, kaip man dabar su juo bendrauti, kaip man kreiptis. Aš irgi naivuolė, dėdė. Už aikštės ribų tai net nieko nesiklausdavai, nes, kas aš čia toks, kad aš dabar čia eičiau ir jo klausinėčiau kažką. Bet aikštelėje, jeigu reiktų kažką ten, tai jūs visą laiką sakydavo, tai jūs čia dabar bėgsit tą prasme, ar tenais, ar ten, kur man geriau atsistot. Ir taip Arvydas pakentė kelias treniruotės ir sako, klausyk, sako, koks čia jūs, sako, gali būti. Jokių jūs, sako, mes čia visi susirinkę dėl bendro tikslo, mes visi esam lygus ir sportuojam ir nėra čia jokių jūs ir kad, daugiau nebūtų čia man jūs. Sakyk tu ir viskas. Niekada nesu pasakęs turbūt, nes, rasdavau kaip kitaip išvengti, kad to tiesioginio kreiptinio, nes, tu negali tokiam žmogui sakyti to. Paulius Jankūnas, Kaip Sabonis gimsta per 100 metų vienas. Ir va su tokiu žmogum iš jo gauti tiek patarimų, Paulius turi, čia sakau, čia tik gal gimęs po tą vadinamą, kaip sakoma, laimingą žvaigždę. Paulus and Sabonis really reminded me of like a father and a son relationship. And I noticed how much he spent, time in practice with Paulus, just talking him through or pointing things. When you're talking about a legend like Sabonis that takes time to teach,
that says a lot. Turiu daug laiko įrodyti, ką galiu, ką sugebu ir kad tikrai turiu šansų tobulėti. Visi krepšininkai geriau žaidžia ir pasitarp tokių krepšininkų stengiasi geriau žaisti ir automatiškai tobulėja. Ir pataiko Paulius Jankūnas, Paulius Jankūnas, pirmasis jo metimas, vos tik pasirodys aikštėje, taškai įskaityti. Pataiko sudėtingą metimą nuo lentos, neranda vietos po Žalgirio krepšiu ir štai galų gale įkala kamuolį sušaus Paulius Jankūnas. Šitą visą tą bagažą, kuris reikalingas krepšininkui žaisti aukščiausio lygio komandoj, Paulius jau atsinešė. Aš įsivaizduoju visų pirma iš šeimos, iš auklėjimo, reikia laikytis ir taisyklių, ir darbštumo, ir disciplinos. So he was the first player in the gym. He was the last player to leave, but also asking questions. Paulus had even just another edge, another level even. Yra tų gyvenimo situacijų, kada tu patenki tarp žymiai stipresnių už save asmenybių ir gali paskęsti. Gali pradėti galvoti apie save, kad aš netoks geras kaip jie. Tai yra silpnųjų kelias. Stipriųjų kelias yra būti šalia stiprių mokytojų ir mokytis iš jų. Ir aš manau, kad Jankūnas tai ir priėmė kaip likimo dovaną. Ir ne tik tai priėmė kaip likimo dovaną, bet ir ją išnaudoja. Ir Paulius Jankūnas vėl po krepšiu. Ir vėl rungtynių gražus epizodas gynyboje, tačiau nepavyksta vėl apsiginti. Jis buvo patikimas gynybai. Jis buvo patikimas, ar Tanoką pakeitė, ar brolį pakeitė, dar turbūt tiek nesigindavo, kiek jisai. Fontanas yra vienas iš trenerių turbūt, kurie pradžioje impulsą didžiausią davė. Treneris turi tą savybę, kad jisai, kurie žmonės dirba, kurie yra savo vietoj, kurie, kaip sakant, skaito krepšinį, jam tokie žaidėjai patinka ir jisai visą laiką jam duos šansą. Being smaller for our position, especially when you're playing against the top talent in Europe, you have to be crafty. You have to find something that gives you an advantage. Kažkaip taip yra, kad skaudus dalykai įsimena labiau negu dideli. Pergalės mes pamirštam ir pradedam norėti naujų, didesnių, kitų. O tie skaudus pralaimėjimai, tos akimirkos, kada atsitinka taip, kaip atsitiko Tel Avive, lieka ir atrodo, niekas jų negali ištrinti, ar ne? I still have nightmares about that. Čia nebuvo šiaip praloštas rungtynės, čia buvo praloštas finalinė ketveriukė. Čia dar tokias rungtynės reikia sužaist pakartot, kurias mes sužaidėm. Ir taip nelaimingai pralošt čia yra skaudu iki nežinau ko. Kaip ir liūdna, tu supranti, kad nepatekai į Final Four, bet neturėjau supratimo, ką reiškia Final Four, neturėjau supratimo tada, ką reiškia laimėti Eurolygą. Tada to nesupratau, kad tai gali būti vienintelis ir paskutinis šansas, tą padaryti. Pagal atkovotus kamuolius Eurolygoje Paulius Jankūnas yra nepajudinamas iš sosto. Ir klausimas, ar kas artimiausiu metu apskritai gali jam pagrasinti perimti tą pirmąją vietą pagal visų laikų Eurolygos istorijoje atkovotus kamuolius. Viena iš taisyklių, kur Paulius turėjo, jisai sakydavo, nedrįskit imti kamuolių. Sako, tai yra mano darbas. Jam nerūpėdavo niekas kitas. Kiek jis kamuolių atkovojo, pasižiūrėdavo į statistiką. Blecha mucha, dar 99 liko iki Borussia rekordo, kažką. Bueno, ahí lo dicen las estadísticas, ¿no? La verdad es que estoy muy enfadado porque me quitó ese récord de rebotes, pero contento porque creo que ha trabajado muy duro para conseguirlo. His strength obviously was getting the rebounds defensively and offensively. Sometimes it was not even make sense to go on the rebound because he was very good on the box outs and very strong. Žinot, taškų tai gali sakyti metė blogų procentų ir taip toliau. Kamuolius kovoti tiesiog reikia daug noro ir daug darbo.
nemokėdavau nei gerai varytis, nei gražiai mest, nei dėjimų iš manęs pamatys nieko. Aš tiesiog ateidavau, padarydavau savo juodą darbą ir viskas. Jankūnas gauna kamuolį iš Nilso Gipajaus pasirodžiusio aikštėje. Pražanga prieš Paulių Jankūną. Iš tiesų, sakyčiau, kad Paulius Jankūnas sužaidė čia gudriai. Tas sezonas buvo tikrai Žalgiriui blogiausias per mano visą karjerą ir trenerių pasikeitimai, ir žaidėjai atvykę, ir mes jau tokiam amžiui, kur negalėjom būti tie vedantys žaidėjai. Markovičiaus sudėtingas metimas, Paulius Jankūnas atkovoja trečiąjį savo kamuolį. Automatiškai ir mano tos visos savybės pablogėjo ir ta mano nauda jau pasidarė mažesnė. Būdavo rungtynių, kai ir neišleidžia, arba būdavo rungtynių, kai išleidžia ir, ta prasme, kampe pastovi ir ten gynyboje kažką padarė. Ta prasme, aš buvau pratęs kitaip žaisti. Pastebėjau, kad į karjeros pabaigą, jeigu tik daugiau galvoji apie kažką, tai 11 atsigulį žiūri 2:30, 3 jau ir dar nemegojai. Paulius Žalgirio kapitonu tapo būnant jam turbūt 23 metų. Vien buvimas Žalgiryje jau buvo kažkas tai tokio, garbė, pasididžiavimas ir visa kita, bet aišku, tapimas kapitonu tai buvo dar labiau toks įvertinimas. Paulius Rūbinė darės kiekvienais metais vis toksai svarbesnis žmogus. Arvydas ir visi kiti tokie dvasia persidavė, kad nėra svarbesnių mačių kaip prieš Rytą. Lietuvos Rytą tuo metu. Šiandien čia prasideda tai, ko visi turbūt laukia nuo pat pirmosios sezono dienos. LKL superfinalo serija ir joje Kauno Žalgiris prieš Vilniaus Lietuvos Rytą. Pirmosios serijos rungtynės. Lietuvos sporte labai trūko tos didžiųjų miestų konkurencijos. Staiga, kai atsiranda Vilniaus Rytas, atsiranda pinigai, atsiranda ambicijos ir tai jau tampa tokia labai stipri kaktomuša. Prieš pirmas rungtynes mano prieš Rytą, Šalengą atsimenu, taip kažkaip, jaunas čia tau bus sunku, žinok. Pirmas tokios 2-3 rungtynės, sako, tokios būna psichologiškai sunkios ir, tokį kaip uždėjo, žinai, akmenį ant pečių, kad, čia jau bus. Tai taip ir buvo. Atrodė, kad čia ta kova, nežinau, gyvybės ir mirties. Priešprieša buvo begalinė. Tu jau jausdavai įtampą viduj 2-3 dienas, kad jau kažkas artėja tokio. Motivacija ir įsivedimas būdavo visiškai kitoks, kai žaidži prieš Rytą, nes čia garbės reikalas būdavo kiekvienas varžybos. 2-2 Tadas Klimavičius. Motyvacijos žaisti prieš Rytą niekada netrukdo. Ir jinai buvo pačiam didžiausiam lygmenį Kaunas Vilnius. Jau tose rungtynėse galbūt ir neleistinais būdais, bet laimėti rungtynės būdavo privaloma. Darai viską, kad tavo komanda laimėtų ir jeigu teisėjas to nemato, tai kodėl to nedaryti? Sportinė pražanga Jonui Mačiuliui. Įeini į salę, kažkas mėto, ateini pasisveikinį, bet tu žinojai, kad praėjus 45 minutėm po apšilimo jam dėsi alkūnę į veidą ir nei ačiū, nei viso gero. Tas pats skirtumas, tas pats rezultatas. Pražanga Jonui Mačiuliui. Buvo paliktas visiškai. Kai įeidavo į tas 4 linijas, tai būdavo karas. Dansas Vilniaus komandai, tačiau rado tarp toli. Pirmiausias yra spręsti rebusas. Negali lyginti, bet tas žodis karas, tai nežudydavom viens kito, bet tikrai tų visokių būdavo ir žodžių, ir sakau, ir tų alkūnių, visko buvo. Pasikala. Tas kartudėje aikštė pasikala ir kiti daiktai.
visas miestas laukia pergalės, kad tu praloši, tai Kaune jau tave pirštais badydavo. Mes turėdavom, kaip sakyti, apginti savo miesto garbę. Nu visą laiką tas kaifas, žinai, jūs švilpėt, o mes va jūs lupsim, žinai. Dabar jūs biški dar pašvilpkit, o paskui jau ves jūs lupsim. Šeimininkai ir Martynui Gecevičiui. Gėris prieš blogį. Nu, man taip yra. Aš suprantu, kad sėdint anoj pusėje visai kitaip yra, bet mums buvo tas kova gėrio prieš blogį ir gėris yra žalias. O dabar Žalgiris apsigynęs turi šansą pelnyti 2 taškus ir tai padaro Paulius Jankūnas. Nekęsdavo jie to Žalgirio, nekęsdavo tų žaliai baltų marškinėlių ir tas motyvuodavo tai nežmoniškai, negaliu pasakyti. Toksai vidinis pyktis, ta prasme, išsivystė. Mums būdavo, ne tik man, visiems žalgiriečiam, kad, kaip buliui raudonas skuduras. Tiesiog buvo išauklėta taip, kad Vilnius Rytas keliais dantim, ką nori, turi. Aikštelėj kapodomės, ten draugų nėra, žinai. Tikrai esu ne vieną kartą Jankių užvažiavęs iš Alkūnės. Labai svarbus būdavo lietuvių žaidėjai, nes jie visą tą situaciją supranta. Jankį, sakyčiau, gal galėčiau išskirti, nes jam, kad ir tuščia salė ir Rytas yra, jam papildomos motyvacijos nereikia. Kaip kapitonas ilgametis, jis visą laiką turėjo papildomą motyvaciją, žaidžiant Žalgiris prieš Rytą, Kaunas prieš Vilnių. Arimui Azinovičius Rytą, tai tikrai būdavo specialiai bandydavo traumuoti. Tokio nešvarumo žaidėjo dar nebuvau matęs. Kitas lygis ir žmogus su kitais ginklais, jeigu galima taip išsireikšti. Ką bedaryčiau, kur bebėgčiau, visą laiką rasdavau jo alkūnę, kelieną ar šiaip išstumdavo mane iš aikštelės. Po finalo nuvažiavom į sodybą, tai ėjom maudytis. Absoliučiai visas mėlynas, sakau, vaikeli, kas čia tau? Sako, finalai už vakar baigės. Mėlynė prie mėlynis. Čia visur apspardyta kojus, visas nugara, šonai, pilvas, krūtinė, rankos, vien mėlynas žmogus. Paulius jo metimas netaiklus, nepavyksta ir tada tai kartu, tai dabar Tokia intriga būdavo ir tos emocijos, kad tu po to finalo tikrai jau pavargęs, tik tai yra viena medalio pusė, kas laimi tas karalius. Nugalėtoja apgynė savo titulą Kauno Žalgiriečiai ir jie turi visišką pilną pagrindą džiaugtis. Taip skelbiama šio sezono pabaiga. Štai superfinalo serijos dvikovą laimi Kauno Žalgiris, laimėdamas kartu ir visą superfinalą. Gintas čempionų titulas ir dar kartą Kauno Žalgiris įrodo, jog nepaisant visų duobių sezono metu. Spūdingi būdavo ir tos pergalės švenčiamos, irgi istorijos valdovėlis, tai gali nugult dalykų, kaip Kaune būdavo kokie sutikimai. Sunku kažką žodžiais nupasakoti tą jausmą, kaip grįžti, kaip sakant, atvažiuoja į Rodos aikštę, ten pilna žmonių, pilna minė ir visi skanduoja Žalgirio vardą, atrodo, kad nežinau, ne Žalgiris grįžo po LKL čempionato, kaip sakant, nugalėtojo, o kad rinktinė grįžo. Į balkoną įlipi pilna rotušė žmonių, atrodo, kad čia LKL-as, ne Europos čempionatas kažkoks. Tuo metu ta Vilniaus Ryto priešprieša tokia buvo, kad tikrai žmonės masino eiti ir sirgti už tą Žalgirį Kaune ir didelis džiaugsmas būdavo, kaip pavykdavo laimėti. Tais laikais gal sporto ekonomika buvo dar mažiau tvari negu kad dabar ir rėmėjai nebūdavo tokie stabilus ekonomiškai, kur ko gero buvo ne vienas variantas, kai kažką tai pažadėdavo, bet pagaliau jų neištesėdavo. Galiausiai priėjo tą
etapą, kai klubas turėjo iš tikrųjų labai didelių skolų eidamas taip į minusą. Aš atsimenu, kad man buvo per 3 sezonus už 1 sezoną nesumokėta. Tokia skola buvo. Ir čia vienais iš mano geriausių metų. Situacija sunki ir vis tiek vadovas turi prisimti atsakomybę dėl tos padėties ir galbūt viskas pasikeis, žengus šį žingsnį. Ateina dirbti Paulius, jisai ne naujokas pas mus klube. Nebaisu imtis atsakomybės va tokiu sunkiu metu? Negali būti baisu. Klubas turi gyvuoti ir jisai gyvos. Dirbsim, kad viskas sutvarkytų. Turi situaciją, kuri neišvengiama - bankrotas. Tai visi tą supratom, visi tuo gyvenom, o kalbėt, tai tu kalbi taip, kaip yra. Tu nekuri pasako, aš visą laiką sakiau, hebra, aš pasakosiu, kaip yra. Jeigu yra blogai, tai yra blogai. Jis atėjo, sako, vyrai, jeigu jūs tik tai norit važiuoti, randat kažkur tais, mes tikrai suprantam, važiuokit. Situacija yra tokia, nebus čia mokėjimų dabar niekada greitai ir nesitikėkit. Tu žaidėjai Eurolygoje ir tu važiuoji pas mamą cepelinų valgyti ar pas tėvą ant benzo pinigų pasiskolinti. Buvo tokių situacijų, kai susėsdavom, noriu aš išvažiuoti, tu išvažiuoji, mes visi išvažiuojam. Ta prasme, arba laikomės visi kaip kumštis, arba skirstomės visi. Ir atrodo, iki praėjusio trečiadienio vis dar buvo laukiama žinios, ar pasiliks pagrindiniai Žalgirio žaidėjai komandoje, ar vis dėlto pasirinks kitus klubus. Jūs pasilikote? Jo, pasilikom, ta prasme. Aišku, situacija nėra gera klube, bet mes tikim klubų, kad jie tikrai dirba, viską daro, kad būtų geriau ir čia tos dėrybos. Ta situacija buvo daug kartų, sakau, ant ribos, kaip jau ir tada su agentu daugiau tekdavo pašnekėti, kad viskas jau buvo tokių momentų, kai atrodė, kad Žalgiris gali užsidaryti ir to klubo nebeliks. Tada kažkas jau sugebėjo ištransliuoti tą žinutę, kad žmonės, šitie jaunuoliai viską daro už dyką, tam, kad klubas nebankrutuotų, nes jeigu jie išeina, viskas. Jau matau, kad kažką reikia daryti, darom kokį nors paprastą metimų varžybėlės, kas laimi, ant popieriaus parašom 1000 pinigų ir įteikiam tą kaip didelį prizą, kad truputį nors kažkokią tai teigiamą emociją ištraukti. Jeigu nebūtų komanda turėjus tokių savo sistemos auklėtinių, kaip Paulius Jankūnas, Mantas Kalnietis, Jonas Mačiulis ir eilė kitų, jinai greičiausiai būtų ir anksčiau subirėjus. Bet šitie vyrai vis tiek savy tikėjo, kad, taip, yra sunku, bet bus geriau. Po perspėjimo signalų iš Eurolygos būstinės jau antradienį Kauno klubo gerbėjai išgirdo ilgai lauktą žinią. Žalgiris surado investuotoją, kuris pažadėjo išspręsti visas klubo problemas. Verslininkas taip pat paskelbė, kad Žalgirio skolos yra netgi didesnės, negu buvo pranešama pastaruoju metu ir siekia 26 milijonus litų. Jisai atėjo, kai Žalgirį slėgė didelės skolos ir tarsi ateina kalėdų senis su dideliu maišu ir pradeda dalinti pinigus, pirkti daug naujų žaidėjų, bet kartu tai atnešė ir dar neregėtą chaosą. Rezultatai. Paklausyt, rezultatai kokie? Kokių jums rezultatų reikia? Neblogi rezultatai. Neblogi. Teisingai. O dėka kieno? Komandos ir manęs. Iškilo tokia abejonė. Taip mes mylim Žalgirį, taip mes esame atsidavę šitai komandai, bet ar ta komanda yra tai, ką mes įsivaizduojam, kas yra Žalgiris, ar ne? Romanovas buvo privertęs sudrebėti visą pamatą, visą konstrukciją. Nuo caro laikų tas yra posakis, skaldyk ir valdyk. Tai buvo Mačiulis, Kalnietis ir Jankūnas. Reikėjo Romanovui skaldyti. Romanovas, kai atėjo, tai jisai rado jaunus, ambicingus žaidėjus, puikų kolektyvą, tikrai, nors ir situacija buvo sudėtinga, bet jam tas labai nepatiko. Jam reikėjo, kad visi būtų su viskuo susipykę ir kad jis tada galėtų visus valdyti. Bandė įvairiais būdais, šnekom, tais negyvais savo juokais, kažkokiam bandyti supykdyti, suerzinti, vieną kitą supriešinti ir taip toliau, bandė įvairiais būdais. Jis jau ten porą mėnesių, kadangi aktyviai reiškėsi Rūbinį ir panašiai, matė, kad mes turim žodį. Ir jam tas nepatiko ir kažkam yra numetęs, kad sako, aš šitą irštvą, sako, išardysiu. Manot, kas gali papildyti komandą, gal visų? Ta auksinį žaidėją visą gyvenimą ieškau, visą gyvenimą ieškosiu.
Bet vaikščiui, pažiūriu, geriau Sabonio nėra. Kaip ir atrodo, dabar galim likti visi ir toliau čia žais, prisitaikysim per ilgą laiką, per tam tikrą laiką prie savininko ir viskas gerai. Pagrindinis dalykas, kad pinigų yra, ko niekada nebūdavo Žalgiriui iki tol. Bet tada ateina Paulius ir sako, kad mes tau nesiūlysim kontrakto, nes šeimininkas, taip vadindavo visi, tavęs nenori. Tu supranti, kad tai yra savas žmogus, bet tu nieko negali padaryti, kad jisai liktų. Tu tiesiog viskas, ką tu sakai, kaip žirniais į sieną ir sako ne. Tada atsirado Maskvos Chimki ir važiavau pasirašyti sutartį, atspausdino tuos lapus, kišu ir prieš pasirašant dar galvoju, ką aš čia darau, nejaugi dabar jau iš tikrųjų išvažiuosiu. Tai ta situacija buvo nelengva, bet nebuvo kito pasirinkimo, tai tiesiog pasirašiau, bet tas jausmas toks buvo labai nesmagus, keistas. Mes labai greitai pajutom, kad Maskva yra ne mums, mes jautėmės tokie svetimi toj šaly iš tikrųjų. Matės iš pradžių, kad ne kažką jam ten, ne kažką, nes sekmadienį vakare parskrendam, trečiadienį jau sėdė, būdu Paulius su Ieva jau galvus taip, tai atskrist, galva linkt, įvarom. Jam reikėjo, kad šeima būtų kartu. Jisai sudarė mums sąlygas, jei ne kas savaitgalį, tai kas antrą mums skristi pas juos. Ir mes tikrai norėjom, kad jis pajaustų, kad ir mes šalia. Labai norėjom iš tikrųjų grįžti į Kauną ir Paulius visą laiką kažkaip kalbėdavo apie Žalgirį, kad aš vis tiek ten grįšiu. Anksčiau ar vėliau išeis Romanovas, aš grįšiu. Ką norėtum perduoti Lietuvos fanam? Jie tave taip rečiau mato, vis tiek, kokių nors linkėjimų. Kad iš vis nepamirštų, retai mato, bet kad prisimintų, ką. Tą laiką žiūrėdavau Žalgirį, kiekvienas rungtynės, tai mano ir draugai likę ir susirašinėdavau. Toks buvo vis tiek nostalgija ir galvoju, būčiau likęs dabar tarp jų tenais, viskas būtų vėl faina kaip ir. Jisai labai ilgėjosi ir manau, kad save vis tiek matydavo kaip tos komandos dalimi. Labas vakaras, ponios ir ponai, sveiki atvykę į Kauno sporto halę! Prieš tai kalbėjau, kad nemačiau jo pasimetusio, tai vieną kartą mačiau, kai jisai žaidė už Chimki prie Žalgirį. Tada mačiau aš jo veidėm, kad jis pasimetęs. Pirmas grįžimas į halę prie Žalgirį, per daug emocijų. Robertas Jeftokas ir Paulius Jankūnas. Šiandien lietuviai yra priešingoje barikadų pusėje. Šiandien jie žaidžia komandoje, kuri kaunasi su Kauno Žalgiriu. Tas rungtynės galbūt prisimenu tokia kaip per rūką, kaip nebuvau savyje, toksai visas niekaip neatlaikiau, nei psichologiškai, nei fiziškai šitos įtampos. Man atrodo, kad jis labai jaudinosi ir aš neslėpsiu, ir aš pats jaudinuosi. Parinkti dergi iš naujo, Klimavičius, pašokdintas varžovas, daug laiko. Nejauku, toks, kaip pasakyti, nesmagu, nejauku žaisti viens prieš kitas skirtingose komandose. Puolime, pražanga. Pirmajam žiauriai nėjo tas Grajus, jis ten nieko neįmetė. Ir Paulius jau čia vieną kartą jau mes su savo kairę, jau bėga, pagaliau atsidariau, ir pys, ir tas iškrito dar ir jau viskas tada. Tačiau išsisuka kamuolys, išlanko Paulius Jankūnas ir toliau džiugina Žalgirio gerbėjus. Jankūnas 6 sekundės. Jankūnas. Visa salė atsistojusi, ploja Kauno Žalgiriui ir primenu, kad taip pat. Čia papasakot, patyriau savo kailių, ką reiškia žaisti halėje prie Žalgirį. Ir viskas aišku, ką čia jaučia atvažiavę priešininkai. Bet nostalgija jaučiasi, norisi sugrįžti turbūt, ar ne? Žalgirį. Sunku pasakyti. Nostalgija aišku jaučiasi, 6 metus atidavus klubui šitam. Manau, kad visą gyvenimą jausis, bet dabar atėjo toks etapas, kad reikia išvažiuoti ir viskas. Tas praleistas laikas Žalgirio sistemoje užaugęs jisai, manau, kad jį visada traukia namo. Po sezono treneris sako, viskas gerai, čia pasimatysim rudenį per presezoną. Ir grįžom namo ir po 2 savaičių skambina ir ten atskira istorija, kad sako, jūsų jau nereikia, jūs abudu laisvi.
kai krepšininkas neturi kontrakto, vasara eina, tu pradedi galvoti, kas toliau. Tas sezonas, okei, neblogas, bet nebuvo įspūdingas ir didelių pasiūlymų nėra. Ir tada Palangoj būnant rinktinės stovykloje, atsimenu, agentas paskambino. Žiūrėk, yra tokia situacija, tau skambins Jonas Vainauskas. Jie labai tavęs nori, tu su juo tik pašnekėk, žinai. Tiesiog aš jam paskambinau ir pasakiau, ten plius minus tose ribose įrašyk kiek nori. Jis ateina, sako, žinau, yra bėda. Sako, neturi pasiūlymų. Sako, vienas yra. Tai iš ryto, sako. Žinai, taip. Aš tikrai pakankamai, vis dar iki šiol laikausi pakankamai griežto komplektacijos rėmų, kuriame turi būti 2 vidurio puolėjai. Dėl Pauliaus Jankūno aš buvau pasiruošęs tą rėmą sulaužęs. Buvau žiauriai piktas. Prasme, man tai yra neliečiamas žmogus. Atrodo, kad tu negali prie to žmogaus liesti. Aš jį kalbinau, skambinau. Jankį yra kaip yra, tu Žalgiriui nereikalingas, bet gali būti Vilniui. Tu mums būtų svarbiausias žaidėjas, galim tau, ta prasme, pasakyti, kiek tu nori metų, 1, 2, 3, ta prasme, Galvoju, kad jeigu aš būčiau jo vietoje, būčiau susirašęs turbūt visus argumentus į vieną pusę, kurie yra racionalūs ir pagal racionalų susidėliojimą tokį, atmetus emocijas. Tu turbūt turi eiti. Vakare paskambinau Mantui, sakau, kryžkelį didelė esu, nenoriu šito sprendimo priimti, bet gali būti, kad teks, žinai. Sakau, Pauliau, baisiai nesinori, baisiai liūdna ir užsimerkia, žinai, ir įsivaizduoja jį su tais ryto marškinėliais. Niekaip nesižiūri. Ir sakau, ką tu eisi prie tų fanų ir šauksi pirmini Vilniečiai. Ir galvoju, dar kartą pabandysiu paskutinį. Ir paskambinu Motiejūnui, Pauliui, papasakosiu šitą variantą. Kai man tas paskambino ir pasakė, kad Rytas ima Jankį, man buvo šokas. Aš tikrai negalėjau patikėti, kad yra tokia situacija. Ir su agentu šnekėjau, bet visą laiką galvojau, kad agentas blefuoja. Bet jau paskui, kai atrodė, liko 5 minutės iki to, aš Vladimirui ir sakau, jisai išeis į Rytą. Paulius ten irgi žinutėm, ar čia tau tikrai reikia, aš varau pas Romanovą, tenais, žodžiu, palauk. Ir aš jau ten rašau, kaip palauk, dar čia šnekame, žinai. Pristačiu šitą idėją Romanovui, kad Paulius į Rytą, Romanovui suvirpėjo, kad ne tai, kad čia jam Jankio reikia, žinai, bet, Vainauskas iš manęs griebė, žinai. Per tą valandą ir pagimdėm pasiūlymą. Sakėm, sėdam, kalbam ir kažkaip pavyko užtraukti rankinę ant to viso dalyko. Jau čia nebuvo ir pinigų klausimas. Man tik reikėjo to Romanovo nuomonės apie mane pakeitimo ir viskas. Ta suma, kuri jam buvo pasiūlyta, tai yra didžiausia per Lietuvos Ryto istoriją pasiūlyta suma. Jos neužteko. Tai rodo vėlgi Pauliaus ištikimybę klubui, tai yra daugiau negu galėjo pasiūlyti Kauno Žalgiris ir daugiausiai, kiek kada nors kam nors yra pasiūlyti Lietuvos Rytas. Buvau be galo laimingas. Paulius grįžo namo, tai čia, sakau, buvo pergalė. Grįžo ir jau viskas atrodo, vėl stovim ant tų bėgių ir galim klijuoti toliau visą kelią. Grįžau į savo spintelę. Kapitono raištį perdavė, vėl man atgal kažkaip taip atrodė, kad aš iš tikrųjų net niekur nebuvau išvykęs. Tas momentas buvo labai svarbus ir jam, kaip žmogui, kuris nepakeitė savo įsitikinimų, nepakeitė savo dievo, nepakeitė savo pamatinių vertybių, ant kurių viskas laikosi, ar ne? Ir Žalgiriui. Galų gale jie kartu nukeliavo iki tos paskutinės Pauliaus Jankūno stotelės ir rungtynių su Crvena Zvezda. Kalbant apie tą debiutinį sezoną, tai iš karto galima buvo numanyti, kad Paulius Jankūnas bus didelis krepšininkas, nes jis debiutavo tarp žiauriai galingų vyrų tuo metu. Bet Paulius Jankūnas sugebėdavo pademonstruoti, jog yra vertas vilkėti Kauno Žalgirio marškinėlius ir dabar jis yra kapitonas. Žalgiris ir toliau neranda kelio į taškus šio kėlinio pradžioje. 47-41, ketvirtį Cervena laimi 9-0.
Neidas Voltas. Nepataiko jis, bet yra ir antrasis bandymas. Luka Mitrovičius, atrodo, jis pataiso taškus į krepšį. Visą savo karjerą žaidžiau Žalgirį ir turėjau svarbią rolę, buvau tikrai svarbus žaidėjas. Ir kaip per paskutinius kelis metus ta rolė pradėjo keistis, tai psichologiškai buvo labai sunku. Gynybą reikia Kauno Žalgiriui atrasti galimybių apsiginti. O, čia dar vienas metimas iš toliai. Stefanas Markovičius. Na ir jis nusprendžia įdurti tritaškį į Žalgirio krepšį. Reikia suprasti vieną dalyką apie Jankį. Jisai, jeigu žaidžia ir jisai yra svarbus, jisai tada paims visus į kumštį ir jisai ves. Jeigu juo netiki, treneris duoda jam kažkokią tai rolę, tai tada jisai nesijaučia gerai. Ketvirtas kerta, nuo 5 visą laiką. Vyksta tos rungtynės, jau jie ten laiminėja. Bravo, ir jau jo paskutinis jis įsėdė ir aš jau matau iš jo veido, žinai, kad jis tikrai niekada nebūtų pasakęs, kad aš čia dabar, leiskit mane į aikštę, bet sėdė tai tas jau su tuo tokiu veidu pasirėmusiu ir... Tada viduj toks buvo piktis, kad neleidžia, nes, mes vis tiek buvom paskutinė Eurolygos komanda ir tas tenais viena pergalė ar ne, ta prasme nevaidino didelės rolės, mes vis tiek jau viskas iškritė. Man kartuosi istorija, nes su Robertu Jeftoku tas pats buvo. Ir galvoju, kas jum yra treneriai, taigi jau nieko nepakeis rezultatas. Finansinė Žalgirio padėtis nesudėtinga, o kritinė. Susitikime su miesto valdžia teigė klubo vadovai. Vladimiras Romanovas tikino, kad skolo žaidėjams siekia 25 milijonus ir savivaldybės prašė 10 milijonų litų paramos. Išgirdęs, kad tokios sumos miestas negali skirti, Romanovas pareiškė, kad jis jau nėra klubo savininkas ir iš susitikimo išėjo. Aišku, tokie dalykai, kaip pasakyti, ne į gerą, bet kol kas viskas gerai, visi žaidėjai nusteikia optimistiškai ir... Romanovas, kai paliko Žalgirį, tai tikrai ta situacija vėl tapo bloga, legionieriai išvažiavo, pradėjo buvę žaidėjai teismus padavinėti, pinigų nėra. Tada mes dirbom su Arvydu jau federacijoje ir mačiau tą krizę ir Paulius buvo tas, kuris pakeitė tą visą situaciją. Jisai paskambino, sako, žiūrėk, reikia tavęs, čia mums kabina makaronus, mums čia nesąmonės, neaišku, būk geras, grįžk ir padarom tvarką. Realiai situacija yra labai bloga, pagal tai, kiek žinom, tai vėlgi matau 3 variantus. Tai yra vienas variantas sulaukti naujo investuotojo, kurio šiuo metu neturime ir tų galimų variantų taip pat neturime. Yra liūdnas variantas, tai yra žaidėjų išsiskirstymas, bankrotas. Kai grįžau su Paulium ir kalbėjom, kad viena iš sąlygų, kad einam kaip komanda, einam kartu. Stengiausi per daug jo neišnaudot, bet kiek buvo įmanoma, tai visur ėjom kartu. Tas Romanovas kaip pabėgo, sakykim, su Motejūnu ėjo abu per tuos rėmėjus. Jūs įsivaizduokit, dabar žaidėjų reikia eiti prašyti pinigų klubui. Jūs į jo kailį lyskit ir įsivaizduokit. Reikia ant tie gal mylėti klubą, kur tu gyveni, tą vietą, kad tu eini kaip prie bažnytėlės prašai išmaldus. Mes su Pauliu ėjom ir prašėm tų pinigų, tai Žalgiriu tai nebuvo, kad man Žalgiris skolingas ir aš dabar einu kažkokią tai miesto savivaldybės įmonę ir prašau savo pinigų. Ne, tai apie tokį dalyką net minties nebuvo, tiesiog tu ėjai ir šnekėjai, kad paremtų Žalgirį, kad padėtų Žalgiriui. Tarsi kaip ir tu ne savo darbą dirbi, bet galbūt čia mums tik tai taip atrodė, o Pauliui, jisai, žinot, jisai tuo metu, jisai dėl Žalgirio, dėl klubo, kad klubas gyvuotų, egzistuotų, tai jisai, galėjo viską padaryti. Kauno savivaldybė prie bankroto atsidūrusiam Kauno Žalgiriui nusprendė skirti 2 milijonus litų. Jų užtektų išmokėti mėnesio atlyginimus žaidėjams ir treneriams. Laimėjom pirmą kovą, sakykime, liko antras etapas, reikia gauti tos pinigus, jie turi pasiekti žaidėjų sąskaitas. Tai... Paulius Jankūnas šiuo elgesiu, ko gero, parodė, kad komanda yra svarbiau už tą žaidėjo ego, svarbiau už jį patį ir kad jisai eina prašyti tų pinigų komandai, ne savo pačiam. Jeigu būtų požiūris, kad čia man kažkas, tai aš čia svarbius ar kažką tais,
tai turbūt būčiau anksčiau viskas pjovęs ir išvažiavęs, nes situacijų tikrai buvo blogų. Tu esi tiek didelis, kiek gali nusilenkti, nusileisti. Jeigu tu nesugebi paprašyti, tai tu nesi didelis. Žalgirio pasitraukimas ar išnykimas iš Lietuvos krepšinio žemėlapio, aš manau, kad būtų buvusi viena iš rimčiausių mūsų sporto tragedijų ir tas žingsnis Pauliaus Jankūno ištiesta pagalbos ranka klubo vadybai padėjo išsaugoti Žalgirį, kuris buvo ties išnykimo riba. Mūsų ofisas buvo Akropolį. Mes sėdėjom 2 kabinetuose, buvo krūva dėžių, nežinau, 5 gal žmonės, buvom likę 6. Ir atsimenu, kad su Pauliumi tartis dėl kontraktų irgi Akropolį kažkokiam restorane. Ir jau tos dėrybos buvo visai kitokios. Jau tada buvo, kad žiūrėk, tu esi man stuburas. Aš aplink tave klijuosiu komandą, tu man turi valdyti rūbinę. Ir aš pamačiau, kad viskas, jam tai yra klubas, kurisai liks iki galo, kur karūna yra uždėta jam, kad tu esi pagrindinis, viskas, tu esi kapitonas ir žiūrėk, tavo atsakomybės irgi yra kitokios. Puikiai atsimenu 13-14 metų sezoną, kai tikrai jis buvo neeilinis ir pusfinalį jau teko susidurti su Vilniaus Ryto. Šį vakarą čia prasidės Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija. Jūsų dėmesiu, Vilniaus Lietuvos Rytas priima Kauno Žalgirį. Tai buvo tikrai istorinės rungtynės, dėl to, kad Žalgiris su Lietuvos Rytu žaidė jas pusfinalyje. Tai reiškia, kad finale bus tik tai viena komanda. Lietuvos krepšinio lygos istorija šiemet bus perrašyta ir tik viena iš šių 2 komandų turės galimybę kautis finale. Tikrai buvo sudėtinga ir Songaila, ir Kantanas, ir Daudelas. Spūdinga jų sudėtis buvo ir fanai Vilniaus. Tuo metu vyko labai atkakli kova ir Eurolygos užkulisiais. Rytas, negaudamas to bileto, siekia irgi įvairiais būdais piršti Eurolygos bosam kažkokią tai mintį, kad Žalgiris turi kažkokių finansinių problemų. Čia yra sveikesnis klubas, kuris tuo metu irgi gali konkuruoti. Lietuvos Rytui tai yra svarbesnės rungtynės ne tik dėl patekimo į finalą, ne tik dėl aukso, bet ir dėl to, jog tokiu būdu sostinės krepšininkai galėtų prasibrauti tiesiai į Eurolygą. Ko gero, tų rungtynių svarba buvo didesnė negu LKL pusfinalis. Galbūt net ir tokių, kad Kauno Žalgirio dinastija, kaip ir visos dinastijos, gali pasiekti kažkokią pabaigą, kurioje jos estafetę perima kažkas kitas. Vilniaus Lietuvos Rytas laimi pirmąjį pusfinalio mačą serijoje iki 2 pergalių. Galutinis. Negali su tuo susitaikyti, kad tu reiškia kažko nepadarei, kad tu jiem pralošiai. Nu, ant tiek jie buvo mūsų varžovai ir ant tiek ta priešprieša buvo vieni kitiems įaugusi kraują. Mes nuvažiavom į ten, nedaug 5 berods taškeliais pralošėm iškart, jau 0-1, reiškia, mes jau klyst nebegalim. Buvo Jankis ir Robis, kurie ten daugiausia laikė rūbinę. Tai aš sakiau, kad nelaimėsim. Ir jie man tik tylėjo, sakė, tu pamatysi. Mūsų noras laimėti buvo didžiausias, nežinau, mes atrodė kaip viskas pasaulio taurė, NBA čempionai, žiedus dedantis. Vat tokio noro jiem žaisti. Pusfinalis parodė, kad galėjo įvykti bet kaip, nes viskas sprendėsi 3 rungtynėse. Tai buvo toksai didžiulis tas noras ir tikėjimas, kad mes tikrai galim nugalėti. Ir tas toks jausmas galbūt persipinė su ta kažkokia ir baime. Atsimenu, Jeftokas, Robertas, vyrai, tai ką, mes ten nevažiuojam pralaimėti. Bet tai ne tai, kad išmesti žodžiai, bet tu matai palei emocijas, palei kūno kalbą, kad mes važiuojam laimėti, tai yra mes viskas susivedė, duokit mums tą priešinį. Lemiamas trečiadienio vakaras, kurio nekantraudami laukė visi krepšinio aistruoliai Lietuvoje. Tos 2 dienos tai buvo tiesiog jokių juokų, jokių ten bairių ar jokių kažkokių tai atsipalaidavimų. Nu, nes tai buvo viskas pastatyta ant kortų.
Aš tikrai įsitikinęs, kad mūsų tų metų komanda tikrai buvo geresnė komanda. Tikrai turėjom žaidėjų, kurie žinojo, ką daro, buvo geroj formoje. Visi žinojom, kas buvo pastatyta ant tos kortos. Stebėdamas visą Pauliaus karjerą, man susidarė toks įspūdis, kad antroji karjeros pusėje su Rytu jisai eidavo žaisti su didesniu įniršiu. Aš jau matydavau jo veide pyktį kažkokį. Jeigu yra svarbios rungtynės, jas visada Paulius Jankūnas užžais maksimaliai gerai. Daug matęs tokių svarbių kovų Paulius Jankūnas su Vilniaus Lietuvos Ryto komanda šiandien tempia Žalgirio komandą į priekį. Jis ne tik naudingas kalbant apie taškus, bet jis ir atkovojo begalę daug svarbių kamuolių. Ketvirto kėlinio į pabaigą pavyko keliais taškais pabėgti. Jasikevičius. Jevtokas, pataiko Robertas Jevtokas, Kauno Žalgiris didina persvarą iki 3 taškų. Jie prametė baudas ir kas nebūdinga, Darius prametė baudas, kur tokie žaidėjai ir patyrė, matė aukščiausio lygio rungtynių ir Antanas pirma net kovojo kamuolį. Ir jisai metė ir Robertas atskrido ir nublokavo ir tada išsimetimas iš galinės. Staigiai prametė baudą, Kavaliauskas turėjo šansą, gavo bloką, 1 sekundė ir 4/10. Kamuolys Daudelo mestas ateina tiesiai į krepšį. Praėjo visas sezonas mano akyse, kol tas kamuolys krito. Toksai buvo viduj, nejaugi kris. Daudelas iš 3 taškų zonos. Šventėm, kai vaikai šokinėjom iš džiaugsmo, iš laimės, nes atrodė, kad laimėjom viską, ką įmanoma laimėti. Tas metimas galėjo pakeisti ne tik mūsų karjeras, kur tikrai Žalgirį patį galėjo pakeisti. Rytas tuo metu buvo stipri komanda ir gal su ta pergalė tais čempionų žiedais galbūt jie visai kitam lygyje dabar. Kai laimėjom, buvo euforija, atsimenu, paskui jie man pasakė, jau jisai sako, tu netikėjai, sakau, aišku netikėjau, o mes sako tikėjom. Pamenu, grįžęs į savo namus, iš karto parašiau Pauliui žinutę, kad man buvo garbė prieš jį žaisti. Jisai yra tas žmogus, kuris mane pastoviai stumėjo tobulėti. Aš norėjau prieš jį laimėti, aš norėjau laimėti prieš Žalgirį. Dabar šis be vidurio puolėjo žaidžia žalgiriečiai. Taip ir taip Taris Kevnau keičia Joshą Nybau, o Paulius Jankūnas toliau praleidžia laiką ant atsarginių žaidėjų suolo. Kodėl neleidžiu? Kokia priežastis gali būti? Mes sezoną esam paskutinės rungtynės šių metų Eurolygos, mano paskutinės karjeros rungtynės ir šiaip jos nieko nelėmė. Aš žiauriai pikau ir mes su Kalnu vis žiūrėjom, kad kame reikalas, kas yra. Paskui Kalnas ir pasakė, kad aš liepiau išleisti Jankį. Neįvardino manęs, bet sako, ten iš suolo galo liepia leisti Jankį. Ir aš atsisukau, kažką dar ten palinksėjau, nors aš nežinojau, ką Kalnas pasakė. 18 metų Žalgiris ir kopos nusprendžia tas rungtynes. Kas čia yra? Let, sakau, užpisat, sakau, taigi jūs leiskit jį, tegul prapisa jisai šitą grajų, sakau. Žinai, koks šis skirtumas jau, žinai. Paulius Jankūnas keliamas nuo suolo. Viskas, paskutinės mano ten 5-6 minutės.
pabandysiu sužaisti kaip įmanoma geriausiai šitoj savo stadijoj. Buvo toksai noras išeik dabar tą likusią savo atkarpą ir pasimėgauti. Kaip Žalgiris susikurti progą tolimam metimui prieš varžovus prasižengiant. Kevana iš 3 taškų zonos. 3 taškai! 3! Dairis Kevana išplėšė pratęsimą. Paskutinės Eurolygos sezono rungtynės bus su papildomu kėlinuku. Kokią strategiją turiu. Bandysiu išnaudoti savo krepšininkų geriausias pusės. Čia tokios strategijos ir negali būti. Prisimenu, dar Šarūnas buvo asistentas ir kažkur irgi vakariniavom ir taip apie krepšinį kažką šnekėjom ir jis man sako, tu žinok, pas mane geriau žaistume, jeigu būtų aš pirmas treneris. Sako, aš žinau, kaip tave išnaudoti geriau ir tu sako, tu žaisi geriausią savo krepšinį per karjerą pas mane, ne? Aš atsimenu tą startą mūsų Eurolygoje 1-4, man atrodo, buvo. Bet Jankis jau tada sakė per pirmo mėnesį, mes, sako, niekada taip nedirbom, mes niekada taip nemąstėm apie krepšinį. Žiauriai geras treneris, daug laiko tikrai pramušė. Šaras vertina tuos žaidėjus, kurie griūva, kurie bėga, kurie eina, kurie stengiasi ir kurie yra pasiruošę padaryti viską per tą trumpą laiką, kurį treneris suteiks jiems galimybę praleisti aikštelėje. Tu negali žaisti atsipalaidavę, tu negali žaisti 90%, nes jeigu tu žaidi 90%, tu eik atsisėsk ir viskas. Ne? Ir man atrodo, kad Paulius išradinėjo save iš naujo. Šaras visus mus pakeitė. Jisai kiekvieną žaidėją žinojo geriau negu jie patys save. Mane labai daug pradėjo naudoti ir 5 pozicijai. Fiziškai buvau geroj formoje ir už tuos 5 didelius tiek buvau biškai greitesnis. Šaro sistemai jam tiko, visa komanda buvo labai gerai sulipdyta. Padėjo Jankiui žydėti antrojo jaunystėje. Sezonui jau įpasėjus jisai tapo vienas tikrai pagrindinių. Galbūt sezono pradžioje niekas nebūtų patikėjęs, kad tai bus. Bet jo duetas su Kevinu Pangos buvo neįmenama mįslė varžovams. Buvo 2 variantai. Jeigu mano žaidėjas agresyviai eina, aš tada statau trumpą tokią užtvarą, beikiau nestatau slipinų užtvarą ir metu pick and popą. O jeigu mano žaidėjas pasyviai ginasi, aš tada užlaikau užtvarą ir Kevinas veržiasi į gilynį iki baudos, pavadinkim, ir tada mano žaidėjas jį vėluodamas turi paimti, aš vėl laisvas. Šaras ir darė tai, kad visa komanda dirbtų ant to, ką Jankis geriausiai daro. Ir Šaras unlockino to Jankio tokias galimybės, tai yra tas, kas pakėlė į kitą lygį. Fasė ar patempio ar kažkas, neturėjau tą gruodžio mėnesį net žaisti, jeigu taip iš tikrųjų. Ir atsimenu, su Vytautu nuvažiavom pas profesorių Rimtautą Gudą, kažką reikia daryti, nes sako, Fasė čia
patempta ar uždegimas. Ir jis sako, yra 2 variantai, arba tu eini ten mėnesį 1,5 atostogų ir išsigydai, arba sako, pabandom suleisti į padą, į ten tam tikras vietas vaistų. Ir aš atsimenu, kad aš vos atėjau pas jį kabinetą, jis man suleido viską ir aš tik suleido, atsistojau, sakau, aš galiu žaisti. Paulius Jankūnas tame sezone sugebėjo tapti Eurolygos mėnesio MVP. Žalgiris per visą savo istoriją yra turėjęs didelių krepšininkų, yra turėjęs nuostabių rungtynių, kažkokių blykstelėjimų, bet Eurolygos mėnesio MVP yra jų tokia, labai aukšta gairė. Paulius Jankūnas tapo gruodžio mėnesio Eurolygos naudingiausių žaidėjų. Paulius visą karjerą jisai juodas arklys buvo, kur ir matomo ir nematomo daug darbo padarydavo. Tai aš manau, jam čia tas toksai, vertinimas toks atpildas buvo už tą sunkų juodą darbą jo. Kad tą pasiekti, tu turi įdėti darbą. O darbas kas? Krūvinus treniruotis. Prakaitų jūrus ir taip toliau. Čia nėra sėkmė, čia yra juodas darbas diena dienon, nuo ryto iki vakaro, per šventes, per vaikų gimtadienius. Absoliučiai visada juodas darbas. Tai buvo tas sezonas, kai Žalgiris taikėsi į Eurolygos atkrintamasis varžybas. Ir Paulius tai jautė, kad jam metų nebus tiek daug dar tokių progų, kai galėtų vėl tą patį padaryti. Ir jam ko gero buvo svarbiausia, kad klubas laimėtų ir iškovotų tas pergalės. Ir jis darė viską, kad taip atsitiktų. Eurolyga yra super competitive turnyras. Tokiai komandai kaip Žalgiris, kuri finalo ketvirtį buvo kada? 99-ais. Nėra matematiškai, statistiškai niekaip jokių patvirtinimų, ne? Kad mes šį kartą turėtumėm ten būti. Žalgiris žaidžia, Žalgiris kovoja, Žalgiris yra toks tikrai įdomus, bet vis tiek yra tokia mintis, kad tarp tų 4 komandų, 4 stipriausių komandų. Mes mėgavomės, atsimenu. Brendonas pradėjo žaisti, ir Kevinas pradėjo žaisti, ir Aaronas. Visi įnešė savo indėlį į tą sėkmingą sezono dalį, kuri leido mum į tos playoffs papulti. Serijos favoritas buvo Pirėjo Olympiakos. Vasilijus Panulis dar buvo pakankamai didelė žvaigždė, dar tikrai žaidė gerai. Paulius was very tough. He knows how to use his body. He knows how to feel the game. It always was very, very difficult, because his physicality was extremely good. Tas noras, kaip pasakyti, nenusileistas noras varžytis su geriausiais, su stipriausiais. Ir tave priverčia pasiekti savo ribas, jeigu taip galima išsireikšti ir žaisti ant savo tos maksimalios linijos. Tai yra fantastika. Žalgiris pademonstravo patį tvirčiausią stuburą. Klaidos riba žaidė varžovą. Ant kovų dar laukia mažiausiai 2. Serija kitą savaitę keliasi į Kauną. Mobilizacija, visuotinė mobilizacija. Reikia mūsų visų. Reikia, padaryti viską, ką gali kiekvienas. Top 8 arena žalia visa, tos 2 rungtynės paskutinės su Olympiakos. Negali jų pralošti. 15-16 tūkstančių žmonių susėdė, visi žali. Nuo pirmos minutės tenais ošė tą areną. Jausmas įspūdingas.
netgi ir tie legionieriai buvo ant tiek užsimotyvavę, net nebuvo jokios minties, kad mes galim pralošti. Žalgiriui nebereikėjo jokių išorinių jėgų pagalbos. Žalgiris turėjo 2 vėliavnešius. Ir vienas iš jų buvo Paulius Jankūnas, kuris žaidė nuostabiausią sezoną savo karjeroje. Pauliaus karjera galėtų būti Žalgiryje ir Eurolygoje, tas kelias galėtų būti matuojamas šitais 2 taškais. Nuo nepatekimo tada 2004 metų Tel Avive iki momento, kada šita klaida bus ištaisyta. Švenčia Žalgirio suolas. Na ir šventė yra tikra. Tai yra kelionė į Eurolygos finalo ketvirtą. Tas 15 metų ėjimas į Final Four, niekada apie jį negalvojom, nes jis mums net nesišvietė. Mes visą laiką grupių etape arba top 16 baigdom savo kelionę ir žiūrėdom Final Four per televizorių. Ypatingai smagu iš tikrųjų su Žalgiriu pakliūti į Final Four, kai praėjom mes daug kartu ir gero, ir blogo, ir buvo labai blogo, bet kas, kaip ir eilinį kartą sakau, ką daro klubas, ką daro treneriai per paskutinius 3-4 metus yra fantastika ir rezultatai matosi jau dabar ir tiesiog yra nerealu, kad man iš vis kaip kauniečių, kaip žalgiriečiai su savo komanda pakliūti į Final Four, kaip sakant, žaidžiau ir sulaukiau. 15 metų išėlės, tai tu pats įsivaizduoji, kas vyksta viduje ir kaip smagu, kai tu vieną dieną tenais gali pats nuvažiuoti ir pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo. Buvo taip didelis tas hypas, sakykim, kad į ketvirtą važiuojam, bet kažkiek jautėsi, kad jisai ne į ketvirtą važiuoja, jis važiuoja pabaigti tą darbą. Mums su Žalgiriu patekimas į finalinį ketvirtą tai buvo kažkas nerealaus. Po tų visų krizių, po tų visų sunkių etapų, top 8 ir Final Four, tai toks atrodo, kad pagaliau tas klubas, visas mechanizmas puikiai veikia. Nuvažiavus ten, daug naujų dalykų, interviu, konferencijos, fotosesijos, viskas, tas skrebio gal truputėlį ir blaškė, nors tuo metu galbūt taip ir galvoji, kad čia visur reikia dalyvauti viską, bet šiaip buvai pripratęs atvažiuoji. Pamėtai ir eini žaisti. Aš neturiu problemų būti su kostiumu, man patinka, aišku, nedažnai tenka jį užsidėti, nes dažniau sportuojam ir būnam krepšinio aikštelėje, bet kai tik yra galimybė, tikrai mėgaujasi būti su kostiumu ir, nežinau, tai priverčia kažkiek pasitempti, nežinau. O kaklaraištį pats mokat užsirišti, ar kas nors užriša? Ne, kaip ir ką užrišo, taip ir visą laiką tas pats ir yra variantas. Tas noras žaisti, tas finalinio ketvirto atmosfera vis tiek jinai užmotivavo taip stipriai, kad vis tiek galvojom vieną apie rungtynę. Taip atsidenginėja Jankūnas, kontaktas. Mes tikėjom, kad galim laimėti Eurolygą, tai buvom geroj formai. Iš 3 taškų zonos. Čia jau Stefo Curry šou prasideda Belgrade. Bobby Dixonas. Klaidos. Tik priminsiu, kad Žalgirio sezonas dar tikrai nesibaigė Eurolygoje, laukia kova dėl 3-osios vietos. Final Four mums nesibaigė, atvažiavom čia kautis ir kiek bus rungtynių, tiek kausimės. Jankūnas vėl prieš Antonovą gauna kamuolį ir... Rungtynės dėl 3 vietos tai mums buvo kaip dėl pirmos, nes mes atvažiavę su Žalgiriu čia pirmą kartą ir mes buvom labai motyvuoti ir tikrai fanų buvo privažiavę daugiau negu pusę arenos. Sulanovas prieš Raimondą po driblingo. Kamuolys.
Žinom, kad mes savo energiją, savo norų to tikrai galim tas rungtynės laimėti, tai mums buvo jos tiesiog, kaip dar vienas finalas. Paulius Jankūnas. Kaip išmaudo, kaip mažą laiką Viktorą Krepą. Viktoras Rodas gynyboje prieš Paulių Jankūną ir neturi jokių šansų apsiginti prieš tokį metimą amerikietis. Rodrėgesas išmeta kamuolį, Antonovas meta. Tai yra pergalė! What a win, and the celebration is just amazing. Yes, and celebration just begins. It just begins. We will celebrate hard, and all the country gonna celebrate this victory, and we are very happy. Kauno Žalgiris yra maža Eurolygos komanda. Mažas klubelis, kuris ateina ir pradeda kautis su Eurolygos grandais, nepaisant pinigų, nepaisant to, kokios žvaigždės žaidžia pas varžovus, jie kaunasi. Ir kai tai pasiekia, tai yra įrodymas tau pačiam, kad tu, būdamas paprastu žmogum, gali pasiekti kažkokią tai kalno viršūnę. Tas laiko tarpas nuo Šarpas, kai sužlugdė, iki tol, kol mes atėjom ir pasimėm tą trečią vietą, labai daug Pauliui reikėjo prakaitų išpilti arenose. Nebūtinai Pauliaus karjera galėjo būti tokia, kokia jinai buvo. Nebūtinai jis turėjo tapti tokiu žaidėju, kokiu tapo. Bet jisai tapo ir manau, kad tas sezonas ir žygis iki finalo ketvirto yra svajonių išsipildymas. Mes esam treti, bet kai grįžom, pamatėm jūs, kaip jūs mus palaikot, jaučiamės kaip pirmi. Ačiū jums! Paulius yra žaidėjas, kuris turi žymiai daugiau negu tik tais gebėjimą įmesti kamuolį arba paduoti į komandos draugui. Sąmoningais veiksmais, nesąmoningais, savo pavyzdžių, savo vertybinių rinkinių, kuris jį priverčia elgtis taip, kaip jis elgėsi, tapo tuo žmogumi, į kurį žiūrėdami žalgiriečiai galėdavo visą laiką pasakyti, šitas yra mūsiškis, šitas yra mūsų lyderis, mūsų karys, kuris niekada neišduos. Važiuoji į salę ir jau žinai, kad Paulius tenais bus. Žinai, atrodo, atvažiuoji, eini iš karto į salę žaisti, Paulius jau vos nemaikė pasikeitęs, nes jisai jau yra atidirbę, žinai, ir metimam, ir štanginė, ir papildomi ten pratimai. Darbo etika ir pasiruošimas jo būdavo unikalus. Ką sunku perteikti ir papasakoti kitiem jaunimui, kaip atrodo turėtų būti, turėtų kiekvienas sekti profesionalas tokiu pat keliu eiti kaip Paulius. Jis kai ateina, jis atidirba 100%. Pas jį nėra, kad aš atėjau pavargęs. Jis visada ateina nori laimėti. Nesvarbu, ar tai metimai, ar tai 2-2, ar tai 1-1. Padarė viską, ką pasakė daktarai, padarė, ką pasakė fizinio rengimo treneris, klauso vyr trenerio ir čia yra Jankis, kaip labai mėgsta treneriai tą frazę coachable. Daug kas iš trenerių štabo sakydavo, žinai, pažiūrėk į Paulių, tai reikėdavo daryti tai, ką Paulius darė. Nei jisai labai gerai pataikė, kad, sakykime, jau gimė toksai, nei jisai aukštai šoko, nei buvo greitas. Tiesiog viską per darbą susikūrė, kur visus dalykus darydavo geriau negu stipriai vidutiniškai. O ką sakyt, ką jisai negalėdavo daryti, nežinau. Jankis yra stabilumo karalius. Tu visada žinai, kad tu jo gali pasitikėti,
Jis darys tai, ką reikia daryti, jis žais taip, kaip jis visada žaidžia, gaus iš jo ir atkovotus kamuolius, ir pasiaukojimą gynyboje, ir tą visą komandos sulipdymą. Jisai dirbdavo 2 darbus. Jisai dirbdavo krepšininko ir kapitono. Tai yra visai skirtingi dalykai. Tu negali pradėti burbėti, tu turi nuraminti tos, kurie burba, tu turi skleisti pozityvą ir pavyzdžių užkrėsti kitus, stengtis dėl va to herbo, kur tavo ant krūtinės. Tai mes visi įpratę apie tai kalbėti, visi apie tai svajojam, visos komandos to nori, visi gražiai kalba, ten vieni bučiuoja, kiti atsiklaupia, bučiuoja, o šitas žmogus, jisai nieko tokio nedarė, jisai tyliai atėjo ir pavyzdžių rodė. Jis nėra tas, kuris atėjęs motyvacinės kalbas šneka. Savo darbais, manau, savo atsidavimu darbui, savo požiūriu, savo ne tik krepšinėje, bet ir už jos ribų, jis yra idealus kapitonas. Didžiausia taisyklė turbūt buvo tai, kad Žalgirio rūbiniai negalėjai užminti ant pačio Žalgirio logotipo. Nesvarbu, kiek aplinkui žurnalistų būdavo, jisai visada viena akim prižiūrėdavo tą teritoriją. Atsargiai per ženklą. Neliuk ant ženklą. Labai skubėjau. Jis 100% valdė rūbinę. Ten treneriam nėra ko veikti. Mes ten ateidavom tik tai į patį susirinkimą prieš rungtynes. Viską kitką darė Paulius. What's up, skinny guy? Skinny guy. Yeah, look at you. Jis tiesiog apjungia tuos visus skirtingus žmonės, lietuvius, užsieniečius, su tais skirtingais charakteriais. Davai operatyviai ir nešat mėsas iš čia. Kas kojai? Kojai senatė. Vot. Ne, viskas gerai, nieko. Gerą atsisėdai. Artūrai, nu čia, žinok, šitas čia filmuoja į viešumą, čia šitas Jis visas čia iškarpysi, bet... Jam nereikėdavo elgtis nenatūraliai, ten kažko ragint, bet atsirasdavo su metais iš jo tas toksai, kai jis jau kažką pasakydavo pikčiau ir tai iš dalies džiugu būdavo. Pas tavį yra tas atsipalaidavęs buvai, kai susikopi, kiek tirajekų primeti 3? Ir čia nebūdavo tas kuklus Jankūnas, kuris, nu nieko, čia viskas bus gerai. Tada būdavo griežtas žodis, nes jis kapitonas. Nu davai drąsiau, drambliai, kas nori talaus, sezonas tai baigėsi. Aš? Žia, kas pirmi? Yra ramybė, yra užtikrintumas, kažkoks stabilumas ir visiems tas veža. Kada reikia pajuokaujama, kada reikia rimtai, kada reikia naudodama velnių, kažkaip matyti jisai jautė tą, ribas. Žodžiu, pilnai pasirengęs treniruotė. Tuoj būsiu, aš taip rytų, tai kojas ir būsiu pasirengęs. Nežinau, ar jau pilnai galima tokiam amžiui pasirengti, bet kiek galima, tiek būsiu. O vakar kiek grybų radau Vytautai, Dviem baravyką. Tai parsivežiau, ten biškį pasiėmiau, šaldžiau, jie įsriubo įdės, o šiandien ant sviestuko, čia paketęs. O kitus tėvukas išdarinėjo, išvirė. 204 baravykus. Gal dar kas skauda? Jeigu pradėsi vardinti, kas skauda, tai neužteks tepalo čia jokio. Jankūnas! Šalia, dėjimas! Užskaitom. Paskutinių rungtynių progą užskaitom kaip dėjimą. Jeigu jūs norit, galite nesutikti, mums atrodo, kad tai buvo dėjimas iš viršaus. He's a great example for young generations coming up, where it doesn't matter the size or athleticism or anything. If you really have a heart and you're willing to fight, you can play this many years in the highest level basketball in Europe. Pues es súper importante, ¿no? Que los jugadores jueguen muchos años en un mismo club y bueno, pues creo que el legado que deja es muy grande y siempre va a ser una leyenda allí. Man jisai buvo vienetinis žaidėjas. Mes su juo praėjom viską, kas įmanoma praeiti. Ir kai buvo blogai, buvom kartu, ir kai buvo gerai, buvom kartu. Pajėgumas tiesiog liejasi per kraštus.
Wallace is the glue to the organization, to maybe even from the front office to the players. He's kind of that bridge that makes things a lot easier to communicate. He wanted to represent that city to the best of his ability every night that he was in. Nei jisai čia pasakos, kaip iš čia myli Kauną, nei parodys, žinai, kaip plačiai jisai jį mylint, bet tie jo sprendimai susijęs su Žalgiriu, su buvimu Kaune, turbūt tą iliustruoja ištikimybę. Meilė miestui, savo komandai, autoriteto draugam, kai visi šneka teigiamai, manau, kad tai kažką reiškia. Kauno Žalgirio komandos stovi iš savo vietų atsistoja ir ploja Pauliui Jankūnui. Tai yra padėka už Pauliaus Jankūno šou, kuris žaidžia geriausias savo rungtynes per visą sezoną, atsisveikindamas su Eurolyga. Aš manau, visa Lietuva jį gerbė vien tik dėl to, kai jisai yra padarę Žalgirio ir Kauno miestui. Paulius Jankūnas keičiamas. Įspūdinga karjera Eurolygoje baigėsi, bet Paulius Jankūnas šiandien sužaidė fantastiškai. 13 taškų, 17 naudingumo balų, 7 atkovoti kamuoliai. Visas darbas... Kiek taškų įmetė? 13? Nu tai kaip simboliškai taip labai gražu, nes ir jo numeris toks. Paskutinį kartą buvo labai smagu pamatyti ir kad buvo pilna arena, labai patiko. Tai belieka tik džiaugtis ir pasakoti šitą istoriją, jo istoriją, kelionę visą su Žalgiriu ir jo kaip žmogaus kelionę, jo užsispyrimo, jo charakterio, pasiaukojimo, ta tokia kelionė, nes nebus gal taip tokia. Rungtynės tokį vakarą, kai atrodo jos nieko nereiškia. Kai jos jau praktiškai nieko nekeičia turnyrinėje lentelėje, virsta tokia drama. Nesverkim. Verkim, ašarus bėgo ten. Tai be galo geras jausmas. Neįmanoma jo atpasakoti. Aš mačiau, kad verkia ir svetimi vyrai, stovėdami toliau. Bet kas darosi viduj verda viskas. Oi. Taip. Toks gyvenimas mūsų, ką darysi. Jūsų dėmesiui Paulius Jankūnas ant savo komandos draugų rankų. Ir ačiū, skanduojanti visa Kauno Žalgirio arenoje. Ir mes. Kapitonas turi būti aikštelė, kapitonas turi žaisti ir duoti naudą. Tu turi būti tas, kurį visi remsis ištikus ten aikštelė kažkokiam dalykui. Ar už aikštelės ribų. Nu, tu visą laiką turi būti pasiruošęs padėti ir savo netgi nustumti, kada tuos asmeninius tikslus kažkokius. Kiekvienais metais Eurolyga baigdavosi, pradedama į tą ratą aplink areną ir visiems fanam dėkuoja. Tai toks va tada tas užplūda, toks, žinai, viskas, jau čia yra pabaiga. Greitai tada prabėga tas visas, tos krizės visos, tie visi išvažiavimai, tie visi nutikimai su savininku, su visom skolom. Ta visą prameti ir tu tada pradedi džiaugtis, kaip smagu, kad mes esam šiandien čia. Kiekviena pabaiga yra skaudi, kad ir supranti, kad viskas teisingai ir gerai, bet aš verkiau, nu man tai gaila. Tos emocijos pagavo ir ypač vaikai, tėvai, tą jau kai dėjau, sakau, šitą zoną, tai buvo jau stipru, jau reikėjo susilaikyti, kad tą ašarą stipriai neišbėgtų, žinai. Ašarus kaupės bėga. Labai gerai, žinokit, supranti, kad ne veltui tie metai praeiti, kad gerbė jį žmonės.
Ir svarbiausia, kad kas krito į akis, kai atsisveikinėjo Paulius, nei vienas žmogus neišėjo iš arenos. Tai didelis pasiekimas mano žmogaus. Koks gyvenimas greitai bėgantis, viskas akyse prisimeni, kai da jaunas vaikinas buvo ir paskutinės rungtynės jau žaidžia. Toksai tikrai liūdnas dalykas. Pagalvoju, kad aš dažnai taip pasakau savo žaidėjim, reikia branginti gyvenime. Jūs išeinat kiekvienas varžybas, gal jūs niekada nepagalvojat, kad galbūt tai yra paskutinės rungtynės jūsų gyvenime. Man daug žaidėjų teko sutikti. Bet Paulius yra vienintelis žmogus, kuris pabaigęs karjerą, žaidęs rungtynės paskutinės, nusivelkia marškinėlius ir atiduoda. Paskutinės rungtynės man padavė tos marškinėlius ir sako, treneri, čia jūs labai daug prisidėjot prie mano karjeros. Kažkas yra pasakęs, kad mes esam pamėgdžiotojų rūšis. Kad visas mūsų tobulėjimas yra susijęs su tuo, kad mes norėdami to, ką jau kiti kažkas padarė, mokam jos pamėgdžioti. Bet aš galvoju, kad Paulius Jankūnas yra kapitonas, kurio neįmanoma palyginti su nieko dėl to, kad jis nieko nepamėgdžiojo. Jis nebuvo kaip Mindaugas Timinskas, jis nebuvo kaip Modestas Paulauskas, jis buvo Paulius Jankūnas. Ir jį atkartoti bus labai sunku. Pirmos kalėdos buvo kartu. Ir Paulius taip nerimastingai sako, tu supranti, kad kažkam iš mūsų reiks aukotis. Ir tiesiog aš kažkaip net nepagalvojau, kad čia tie žodžiai, jie iš tikrųjų savotiškai taps kažkokia tai tokiu lemtingu to žodžiu, kad tas aukojimasis, bet žinot, tas aukojimasis, tai nėra auka. Tiesiog tai yra mūsų gyvenimas. Žmogus pasaulyje, Europai, Lietuvai įrodęs 13 skaičius yra laimingas! Jis kartu tai, numeris 13 Paulius! Man tai yra didžiulė garbė ir vertinimas. Pirmąjį ačiū tikrai noriu pasakyti nuostabiai savo šeimai, kurie visą mano karjerą buvo mano didžioji stiprybė, atrama ir parama. Ačiū jiem. Taip pat dėkoju Kauno Žalgiriui visai organizacijai. O pats didžiausias ačiū yra visiems jums, Kauno Žalgirio sirgaliams. Jūs buvote mano didžiausia motyvacija dirbti kiekvieną dieną, kautis dėl pergalių ir dėl titulų. Ačiū jums.
Visada žinojai, kad kai žaisi prieš Jankį, gausi iš vienos alkūnės ar kitos, ar jis tave patrauks, ar kažką, ir visada nustebęs bus. Always, even if I don't look, I feel a hip to touch me. It was painful sometimes. Tų bajeriukų išmokęs ir visus taip užknisdavo, kad paskiau tipo nieko nedariau, nežinai. Padaro tą veidą liktais aš nekaltas, žinai, kur aš niekada. Aš save priskirčiau truputėlį prie švaresnį į tų nešvarių žaidėjų kategoriją.